de France. Les coureurs chronométrés pour l'épreuve de vérité. La montagne, les vallées, les grands cols, les défilés, la flamme rouge dépassée. Sveiki, esu Arminas Višinskis ir specialiai dėl MTV žinių esu Akropolyje. Ne vieną hitą išleidęs Vilniaus meras Artūras Zuokas grįžta su nauju albumu. And he's bringing Orange back. Yeah. Kodėl jūs dar kartą bandote grąžinti oranžinių dviračių idėją? Todėl, kad man labai nepatinka, kai kas nors nepasiseka. Tai norisi, kad pasiseks. Šie dviračiai žymiai saugesni, yra individualiai duodami tik tai žmogui, yra protingesni, juos pavogti ir sulaužyti bus žymiai sunkiau. O kaip jie duodami individualiai? Tai reikės supasuoti eiti ir... Turės kortelę, miesto gyventojo kortelę, jis ją turės personalinę ir ją pasiėmęs mes žinosime, kas paėmė dviratį ir žinosime, ar jis grąžino į vietą ar ne. Ir jis bus nemokamas? Pirma valanda bus nemokama. Vilniaus meras Artūras Zuokas nori grąžinti oranžinius dviračius į gatves. Ar jų reikia? Ar jūs oranžiniais dviračiais važinėsit? Ar vogtas dviratis yra gražesnis? Galbūt bus BMX versijų, specialiai mėgstantiems ekstremalesnius pojūčius. Kodėlgi ne, jeigu kažkas norės, galėsim ir tokią versiją sukurti. Kas jos nėra? Kas nėra šiame projekte? Jūs pats galbūt mokate kokių nors triukų, mokate gal iškelti dviratį piestu? Kažkada mokėjau, dabar senai bandžiau, bet kažkada mokėjau.